Daug metų, 18 metų pradirbau grožio srityje. Mano gyvenimo tikslas buvo finansinė nepriklausomybė ir tai nebuvo mano siekis. Tai buvo siekis įkaltas man į galvą aplinkos, šeimos ir per tai aš vertinau save. Tai dirbau taip 18 metų. Ir man labai užtruko ilgą laiko tarpą, kol aš supratau, kad visgi įvyko perdegimas. Ir nežinau, ar jūs žinot, bet perdegti mes galim per pusmetį, per metus, jeigu nepastebim tų ženklų, dar ilgiau tempiam, tai tada atsiranda jau ir matomos ligos, sutrikimai ir visaip kaip mūsų kūnas bando mums ištransliuoti, jog tu turi pailsėti priverstiniu būdu. Jeigu tu pats neatsiguli, nepailsi, tai tave liga paguldo į patalą. Taigi svarbu laiku susivokti, niekada nėra per vėlu ir visada jūs galite pasakyti stop bėgimui, kuris yra įkaltas tam, kad kažkam būtų naudinga, bet pirmiausia sustok.